Labadiena, aš šios dienos laidos žiūrovai ir dalyviai. Esu Ingrida Bulatovienė, Graičiūnų aukštosios vadybos mokyklos Vilniaus skyriaus vadovė. Kaip žinia, Graičiūnų aukštoji vadybos mokykla rengia viduriniosios valdymo grandies turizmo vadybininkus, turizmo verslui, įstaigoms, organizacijoms. Taip pat vykdom priėmimą ir kitas dar 3 studijų programas, tai yra logistika, teisė, apskaita, studijos organizuojamos Vilniuje ir Kaune. Daugiau informacijos rasite avm.lt puslapyje. Taigi, kaip taikomųjų mokslų aukšto mokslo institucija, aktyviai vedam dialogą, bendradarbiaujam su mūsų socialiniais partneriais, su įmonėmis, asociacijomis ir organizacijomis, kuriems mes specialistus ruošiame. Ir šiandien kalbėsime tema, tai ko reikia, kad taptumėt turizmo vadybininku. Šiandienos pašnekovai, tai Žydrė Gavelienė. Žydrė, paprašysiu jūsų prisistatyti. Labą dieną, esu turizmo rūmų prezidentė, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė, taip pat didžiausios kelionių agentūros Latvijos šalyse, vadovė Lietuvoje. Estrada. Taip pat turime ir Graičiūnų aukštosios vadybos mokyklos turizmo ir svetingumo programos absolventė Dinara Deniševa. Sveiki. Ir nuotoliniu būdu prie mūsų yra prisijungęs gerbiamas Rimantas Stasevičius, tai Lietuvos marketingo asociacijos narys, karjeros konsultantas ir Vilniaus universiteto verslo organizavimo lektorius. Rimantai, laba diena, ar girdit mus? Rimantai, laba diena. Taip, Rimantas girdi, taigi Žydrė, galbūt pirmiausia jūsų noriu pasiteirauti. Tai kuo gali dirbti, kokios yra karjeros perspektyvos, tarkim, Graičiūnų aukštojo vadybos mokyklo turizmo ir svetingumo programą baigusiems studentams, kuriuose turizmo verslo srityse ir kryptyse jie gali dirbti ir siekti savo karjeros. Šią mokyklą baigė iš tikrųjų galėtų dirbti visose turizmo srityse, nes nieko nėra geriau, kaip turėti specialistą, kuris išmano visą turizmą. Taip? Tačiau vėlgi noriu pabrėžti, kad turbūt pats įdomiausias darbas tai yra kelionių agentūroje. Ir sakydama, kad pats įdomiausias, prisiimu visą atsakomybę, nes turbūt tiek žmonių pažinti, tiek sužinoti apie pasaulį, tiek turėti galimybės keliauti, dirbti 24 valandas visą likusį gyvenimą, turbūt neteks nieko. O kokius įvardytumėt didžiausius turizmo srityje darbdavius, galbūt perspektyviausius? Žinok, yra tų darbdavių, kad būtum pats perspektyviausias, nebūtina būti didžiausiu, tai yra vienas dalykas. Iš tikrųjų, tai sunku būtų apibendrinti, kas yra didžiausias arba kas yra geriausias darbdavys. Aš tikiu, kad įmonė, kurią aš vadovauju, yra viena iš tų labiausiai norima praktiką atlikti ir dirbti jauniems specialistam, turbūt dėl to, kad yra tarptautinė įmonė Lietuvoje ir tai, kad mes iš tikrųjų turime pakankamai platų spektrą, ką pasiūlyti tiem, kurie nori konsultuoti klientus dėl kelionių pasirinkimo ir tiem, kurie nori kurti produktą ir taip pat rinkodarą užsienyje. Kokios žymi turizmo vadybininko šitų profesinių žinių išskirtinumas, ar ne, lyginant, tarkim, su kitų vadybininkų profesinėmis sritimis, ką jis turi išmanyti? Jau nekalbant apie tai, kad tai yra labai dideli reikalavimai, sakysim, vien tie, kaip sakyti, profesiniai, tai yra ir žinojimas rezervacinių sistemų ir šalių destinacijų žinojimas, bet yra daug kitų dalykų, kurie yra galbūt ko nemokama yra mokykloje, tai yra empatija, tai yra įsijautimas į kliento būseną ir pritaikymas kelionės būtent kokios jam reikia, tai yra ir svetingumas. Svetingumas čia vienas iš labiausiai elementų, kurių jaunas žmogus turėtų turėti. O gyvenimo patirtis, aišku, yra įgyjama. Jūs dar nepasileidę, ar ne?
dėl viskam nurodo. Atsiprašau. Ne, čia būtų reikėtų. Santykis garsiai. Ir man tas nutrūksta, ar mes galim pažinti su telefonu jūsų susisiekti, ar netrukdytų čia labai? Taip, vis dėlto naudo, galite kalbėti, telefonu susitikti. Vėl išjungė. Ne, aš čia būtų reikėtų. Viskas tvarko, aš dabar nuspaudžiu, nes nerodo dabar mūsų. Atsijungia Rimantas. Jeigu mes jau su juo telefonu susitikim, nes Skype nepavyks su juo kalbėti. O telefonu tai reiškia... Nu, aš jam paskambinu, tiesiog mes mikrofoną čia įjungia. Ir gal telefoną gal geriau girdisi. Aš bijau, kad bus labai daug triukšmo. Mes turbūt praleisim daryti šitą. Tiesiog bendrai tada kartu apkalbėsime. Ja. Čia apkalbėsim tada išgilinti tas bendrasias kompetencijas. Gerai. Tai dabar kalbu, tu girdėsi su mumis. Tai dabar jau pasiruošę, ne? Esame. Nes mes pasirepetavom. Perfekto. Tai dabar reiškia viskas tvarkoj. Dabar kai prisijungs, aš išeisiu, galiu stikerį išjungusi. Aš išeisiu į koridorių, reiškia. Ir tu pasakysi, ar matosi, gerai? Ar durė šį kartą turėtų jau matysis. Aš uždarysiu duris ir jūs pradėsite. Labadiena, transliacijos žiūrovai, šios laidos dalyviai. Esu Ingrida Bulatovienė, Greičiūnų aukštosios vadybos mokyklos Vilniaus studijų skyriaus vadovė. Kaip žinia, Greičiūnų aukštoji vadybos mokykla rengia viduriniausios valdymo grandies specialistus. Vykdome priėmimą į 4 studijų programas – turizmo, logistikos, teisės ir apskaitos. Studijos vyksta Vilniuje ir Kaune. Daugiau informacijos rasite vm.lt puslapyje. Taigi, šiandien kalbėsime apie tai, ko reikia, kad taptumėt turizmo vadybininku. Kadangi esame taikomųjų mokslų, aukštojo mokslo institucija, glaudžiai bendradarbiaujame ir vykdom dialogą su įvairiomis turizmo įmonėmis, verslo asociacijomis, organizacijomis. Ir šiandien kartu pakalbėsime apie tai, kokių profesinių arba kitaip dalykinių kompetencijų bei bendrųjų gebėjimų reikia būti kompetentingų ir profesionalių turizmo vadybininkų. Taigi šiandienos mano pašnekovė Žydrė Gavelienė. Labadiena, Žydrė, prašau prisistatyti. Labadiena. Šiuo metu vadovauju turizmo rūmams nacionalinei turizmo verslo asociacijai, taip pat daugiau kaip 10 metų vadovauju didžiausiai kelionių agentūrai Estrada Lietuvoje. Taip pat šiandienos pašnekovė Greičiūnų aukštosios vadybos mokyklos turizmo ir svetingumo programos absolventė Dinara Genišila. Labadiena, Dinara. Sveiki visi. Taigi, kaip jau minėjau, kalbėsime apie tai, ko reikia, kad taptumėt turizmo vadybininku ir kokios yra turizmo vadybininko karjeros perspektyvos. Taigi, Žydrė, kaip jūs matytumėt, kuo galėtų dirbti, kokioj turizmo verslo srityje galėtų dirbti baigę šiuo atveju Greičiūnų aukštojo vadybos mokyklą turizmo ir svetingumo programą? Baigę šitą programą, tai galėtų dirbti bet kurioje srityje turizmo, nes iš tikrųjų jie pakankamai plati apriepia ne tik, kas yra turizmo, sakysim, specialisto, to, kuris parduoda keliones arba dirba viešbutyje reikalavimai. Čia pradedant nuo galbūt kaimo sodybų, baigiant vadovavimu kelionių agentūrai, tai čia tikrai gali žmogus dirbti priklausomai, aišku, nuo jo asmeninių ambicijų ir priklausomai nuo asmeninių savybių. Mokslas yra labai gerai, duoda labai daug žinių, jeigu jie sugeba pasiimti žmogus. Tačiau be tų mokslo žinių, be tų techninių žinių, kurias gauna specialistas mokykloje, yra labai svarbus dar kitos žinios, tai yra kalbos. Kiek tų kalbų iš tikrųjų moki. Tai yra svetingumas, tai yra empatija, kaip tu sugebi įsijausti kliento būseną ir jam pasiūlyti produktą, kurio jam reikia. Žodžiu, tai yra turbūt 3 tie pagrindiniai elementai, kurie yra reikalingi žmogui. Ir ateidamas turizmo, tu žmogus turi suprasti, kad dirbsi visą savo gyvenimą 24 valandas. Dinara, tavęs norėčiau pasitirauti, kas paskatino pasirinkti būtent šitą programą, turizmas ir svetingumas, kas lėmė šitą pasirinkimą?
Iš tikrųjų, kol žmogus yra dar toks jaunas, tai ką tik pabaigus mokslus, kaip sakant, mokyklą, ne mokslus, tai yra labai sunku save atrasti. Labai yra sunku savęs ieškoti ir tada bandai galvoti, kas labiau prie širdies yra, kas labiau traukia. Man visą laiką labai patiko kelionės, be abejonės tai buvo didžiausia įtaka. Iš tikrųjų, aš net nežinojau, kad bus tiek daug visko čia. Ir mano požiūris, kad norėjau būtent plėsti save kelionių srity, tai išsiplėtė dar labiau, kad noriu galbūt pati kurti tas keliones. Ir tai yra iš tikrųjų, negaliu pasakyti, net nesigailiu truputėlį, nes mano pasirinkimas tikrai buvo geras. Tai labai smagu girdėti. Neretai mes sulaukiam klausimų, tai kokie tie pagrindiniai didžiausi darbdaviai būtų turizmo versle, ar ne? Kur aš čia galėčiau pradėti savo karjeros kelią? Iš tikrųjų, pradėti jau reikėtų mokantis. Aš labai rekomenduočiau, o netgi galbūt mokykloje pasiprašyti tiek į viešbutį, tiek į kelionių agentūrą arba ten kaimo turizmo sodybą, kad tu tikrai suprastum, kad tai yra tavo darbas, kad tu jį nori daryti. Kitu atveju niekada nebus sėkmingos. O žiūrint į visą turizmo rinką Lietuvoje, tai turbūt didžiausi darbdaviai yra patys didžiausi viešbučiai. Turbūt antroje vietoje būtų kelionių agentūros, taip pat yra labai didelis kiekis kaimo turizmo sodybų, tačiau ten pagalba dažniau reikalinga sezoninė. Žodžiu, iš tikrųjų yra tų įmonių, kurios labai laukia jaunų, energingų, gerai pasiruošusių specialistų. Kuo pasižymė turizmo vadybininko profesinių žinių išskirtinumas, ar ne? Ką jisai turėtų išmanyti šitam profesiniam lauke? Iš tikrųjų, jis puikiai turi pažinti pasaulį ir puikiai žinoti psichologiją. Taip? Šiandien dienai mes matom, kad turizmo specialistų yra ruošiama labai daug, tačiau matom, kad rinkodaros žinių iš tikrųjų yra trūkumas. Tai jeigu dar žmogus gali pasižymėti rinkodaros žiniomis, iš tikrųjų tai yra puikus suderinimas. Aišku, mėgti keliauti, mylėti visus žmonės ir būti pasiruošti 24 valandas. Jūs minėjot, kad trūksta rinkodaros žinių, turiu puikią galimybę priminti ir suteikti informacijos, kad stojantis turizmo ir sėkmingumo programą gali rinktis ir gretutinės marketingo ir pardavimo programos studijas. Kokių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tikisi iš jauno specialisto darbdaviai? Iš dar vis besimokančio atėjusio atlikti praktiką arba nesenai baigusio studijos? Matot, iš to, kuris dar mokosi, tikėtis kažko labai dalykinio būtų turbūt labai naivu, ne? Bet žmogus, kuris baigęs mokyklą, mes iš principo tikimės, kad jis žinos, kas turizmą iš pagrindų, kokie yra turizmo rinkos žaidėjai, kaip yra daromi užsakymai, kaip yra rezervuojamos paslaugos, kokia yra teisinė bazė bendraujant su klientais, kas yra svetingumas, kokie yra elementarūs apskaitos reikalavimai, bandant tvarkyti keliones, arba darant keliones. Taip pat lygiai, kaip reikia bendrauti su klientu, kokie yra svetingumo reikalavimai, ką reiškia tam tikrų paslaugų teikėjų kategorijos ir kaip suorientuoti klientą. O kokias, tavęs noriu paklausti, įgytos profesinės žinios tau davė didžiausią naudą praktikų metu ir kiek kartų buvo praktika, turėjau galimybę jau praktiškai pasidaryti? Praktiką turėjau 2 kartus, tai 2 ir 3 kurse. Iš tikrųjų, man kas labiausiai padėjo galbūt, tai apskritai visos žinios, kaip vyksta visas verslas. Nuo pat pradžių, kaip jis yra kuriamas, kas jį turi įeiti, kaip turi būti iš vidaus ir kaip turi viskas pasibaigti ir būtent apie tas reklamas kalbant visas, apie vidinės kompetencijas ypatingai, tai man davė žinių labai daug. Ir aš negaliu netgi išskirti, kas buvo labiausiai man, kas daugiausiai galbūt papildė, ar daugiausiai sužinojau, nes visko po truputį aš įsinešiau save tikrai. Ar sunku buvo rasti darbą baigus studijas? Gavo diplomą ir ar jūs šiuo metu dirbat? Taip. Kaip ir minėjau, kad viskas turi vykti studijo metu. Tikrai. Nebus taip lengva, jeigu tik tais gausi diplomą ir tikėsies, kad iš karto visur duris bus atviros. Visi reikalauja tokio dalyko, kad
būtų reikalingas tas žmogus, o ne kad tu ieškai darbo. Tu turi parodyti, kad tu esi naudingas ir tu būsi reikalingas toj įmonėj, kad būtent tavęs tam trūksta. O būtent kaip pas mane prasidėjo visi tie darbai, aš dirbau labai daug skirtingų darbų, pradedant nuo padavėjos, barmenės iki pardavimų vadybininkės. Dabar aš esu Žydų kultūros ir informacijos centre, būtent esu susijusi su kavinės veikla. Mes tenai atidarom kavinukę, būtent žydų tematika, taipogi turizmo srity, kad pritraukti daugiau to pačių iš užsienio šalių klientų, žinoma, turistų ir to pačiu skatinti Vilniaus miesto pačią edukologiją, ten švietimą, kad turėtų žmonės kaip paragauti, kaip tas skiriasi kitas, būtent iš kitos pusės. Ir kaip viskas pas mane prasidėjo, tai iš tikrųjų labai paprastai. Aš tiesiog atėjau per paskaitą, mumis nusivedė, būtent tą Žydų kultūros centrą, buvo paskaita turizmo produkto kūrimas. Ir tiesiog parodyti, kaip vyksta pasakojimas iš gido pusės apie Maliną, žydų slaptavietę. Ir aš tiesiog paskaitos gale vadybininkė paklausė manęs, ne manęs, atsiprašau, visų mūsų, ar turit kas nors klausimų. Ir aš viena iš pakėliau ranką ir sakau, aš turiu klausimą. Klausimas, ar ieškot praktikantų? Pasimetė. Na taip ir pat prasidėjo. Jie net nežinojo, net negalvojo niekados apie pagalbinį žmogų. Ir tiesiog aš ten kiekvieną mielą dienelę sėdėdavau, kaip turi būti, nuo 12 iki 6 valandų, pilnas darbo laikas toksai buvo. Ir pamačiau labai daug skirtingų dalykų, tiek siejant apie kaip vyksta tas bendravimas su žmonėm, būtent iš turizmo pusės, iš informacijos centro, ko žmonės ateina, ko jiems reikia, ko jie prašo. Ir būtent save plėčiau tomis žiniomis. Ir visas, kas praeitos per paskaitą buvo visi tie dalykai, viskas yra apibendrinimas per praktiką. Nes vien teorinės žinios, jos yra naudingos, bet kaip tu jas galėsi pritaikyti, jeigu neturi kur. Aš ne taip išlieka. Taip. Tu teoriją išmoksi, tu ją atrandi per praktiką. Tai yra žymiai geresnis įsisavinimas žinių. Bet aš klausau Dinaros ir girdžiu, kad turbūt ne ką mažesnė reikšmė ar vertė ir turi tos asmeninės arba bendrosios kompetencijos, ar ne? Turėsime, žinokit, neiniciatyvių žmonių, tokių neužsispyrusių, kad man reikia šito, ne kito, ir aš jau pas jūs paprašysiu praktikos, jūs mane vis tiek norėsite turbūt priimti, kai aš įrodysiu, kad aš tai galiu. Tai yra raktas į sėkmę. Nes, tu gali klientui pasakyti, kad dabar nėra vietų į Turkiją, bet galima jam dabar pasakyti, klausykit, pilnas lėktuvas į Turkiją, bet aš žinau labai puikią salą Graikijoje. Su vaikais ten tikrai bus labai puiku, todėl. Tai mes gal galėtumėm pavardinti, tai kokios būtų tos svarbiausios bendrosios kompetencijos reikalingos turizmo versle? Vienareikšmiškai entuziazmas. Čia yra pačioj pirmutiniai vietoj, žinoma, turi žmogus turėti tiksliavietę savo, link kurio jisai norėtų eiti, tai nebūtinai gali būti vadybininkas turizmo srity. Tu gali svajoti turėti savo verslą. Taip. Ir visą tai po truputėlį, kaip sakant, plėsti. Po to kitos savybės, tai, žinoma, žingeidumas. Norėti sužinoti... Žingeidumas. Atsiprašau. Norėti sužinoti ir taipogi, galbūt tą ateities verslą, įdėti savo tas žinias visas sužinotas. Taipogi komunikabilumas. Kad tu susitikęs su žmogum, su to pačiu dėstytoju, kartais reikia susitarti, kad, dirbau, nespėjau darbą padaryti. Tai ne tik su dėstytojai, bet reikia tarti su visais. Nes turizmo verslas tai yra verslas, kuris iš tikrųjų labai priklausomas nuo žmogiškojo faktoriaus. Vien supratimas, ko klientų reikia, supratimas, ką tiekėjas gali pasiūlyti ir išlaviruoti iš ten taip, kad abiejų norai būtų patenkinti, tai yra labai svarbu. Prie viso to dar žadėčiau žymiai atsakingumas, nes kiekviena detalė turizme yra labai svarbi. Puikiai žinau, kad darbuose koduojami 3 raidėm ir sumaišius 1 raidę, tai yra didelis skirtumas ir dideli piniginė nuostoliai. Ir iš tikrųjų tai yra atsakingumas, žingeidumas, iniciatyvumas, entuziazmas, ant to ir laikosi turizmas. Plius, aišku, profesijų žinios. O sakykit, ar šitas bendrasis kompetencijas aukštoji mokykla padeda ugdyti? Ir jeigu taip, tai kaip? Žinoma, padeda. Pavyzdžiui, kalbant vėlgi iš mano atsiminimų, kaip sakant, turėjom vieną tokią paskaitą, tai buvo antreprenerystė. Tai būtent buvo kalbama pagrinde apie vidų žmogaus, įmonės vidų, kaip viską taikyti, pritaikyti.
ir ypatingai tas socialinis būtent veiklas visokias, kaip galima tas idėjas išplėsti ir iš tikrųjų realias padaryti. Taipogi mes su grupioku iš tikrųjų gvildenom vieną idėją, buvo parašyti projektą socialinį ir mes po to dar metus laiko kūrėm, galvojom, kaip čia galima būtų pritaikyti ir iš tikrųjų tai labai įsijautėm ir po to dabar viskas plečiasi visai kitą pusę, į verslo pusę ir tuo pačiu tai va viskas ir po truputėlį susidėlioja, būtent per pačias paskaitas, įveda žmogų tą patį gyvenimą. Kaip jūs galvojat, ar pakankamai yra skiriama aukštosiose mokyklose dėmesio, tarkim, ateina baigę studijas specialistai, ar ne, ir ta sintezė profesinių ir bendrųjų kompetencijų, ar nepakankama yra? Reikėtų turbūt pažymėti, kad mokykla mokyklai nelygiai yra vienas dalykas, antras dalykas yra labai daug priklauso ir nuo studento. Mokykla duoda įrankį. Studentas jau pasinaudos ar ne, jau čia priklauso vien tik nuo studento. Aš manau, viskas nuo studento priklauso. Bet kur mokytis irgi yra svarbu? Taip, žinoma tai, bet kai yra geras specialistas, geras dėstytojas, su didžiulio patirtim, bet studentas nieko nenori girdėti, tai visiškai nieko iš to nebus. Aišku, tobulintinų dalykų yra ir ypatingai turizme, nes viskas taip greitai keičiasi. Jeigu žiūrint tai, kas buvo prieš metus pas mus, kokios buvo aktualijos, tai šiandien diena yra visiškai kitos. Žiūrėkit, tai lėktuvai skraido į tą destinaciją, tai jie nebeskraido. Tai viešbutis buvo 5 žvaigždžių, dabar 4 žvaigždžių. Žiūrėkime dabar, kas vyksta Ukrainoje, Rusijoje, kas vyksta kitur. Tai žodžiu, čia reikia nuolatinio sekimo situacijos. Iš tikrųjų, tai yra, vien tik tikėtis, kad mokykla paruoš 100% tikrai ne. O kokių dalykinių žinių pritrūko? Atėjus į praktiką, pradėjus dirbti, ar ne? Ir tau jau kaip absolventė, ar ne? Kur matytum tam tokių žinių reiktų? Galbūt turėtų būti platesnis būtent su informacinėm technologijom. Aš šiaip esu ganėtinai silpna šitom naujovėm ir labai dažnai pykdavau su tais kompiuteriais visais. Tai man truputėlį buvo per mažai laiko. Kitiem tai buvo visiškai pakankamai, bet čia gal jau mano asmeninis yra dalykas. O šitais, kur daugiau išplėsti ar daugiau kažką pasakyti, aš net nemačiau, nes tikrai buvo labai daug visko ir labai daug žinių įgauti. Jūs visiškai teisi, nes informacinės technologijos keičiasi lygiai taip pat greitai, kaip ir, sakykime, visas pasaulis. Ir mokėti viską, net pas mus nuolat yra daromi mokymai, kaip vieną ar kitą produktą rezervuoti, kaip ieškoti informacijos, arba kaip tą kontaktą reikėtų forminti. Bet informacinės technologijos šiandien yra iššūkis visiems. Bet mielas. Jas išmoksi. Kai išmoksi, žinoma, tada taip viskas paprastas. Mes jau turim ir žiūrovų klausimų. Eglė teiraujasi, ar daug priklauso nuo studento pasiryžimo dirbti būtent turizme, kad sektųsi. Čia klausimas. Ar daug priklauso nuo studento pasiryžimo dirbti būtent turizme, kad sektųsi? Tai turbūt mes kalbam apie asmeninės kompetencijas, tas bendrasias kompetencijas, kitaip tariant. Mano supratimu, tai labai priklauso nuo studento, nuo jo motyvacijos, nuo noro. Viskas priklauso, nes aš galiu savo tokį pavyzdį duoti. Kai aš pradėjau studijuoti, tai aš prieš tai baigiau konservatoriją muzikos chorinį dirigavimą. Visiškai kitas sritis buvo. Ir man studijuoti teisę buvo tas, mėliau aš Bacho simfoniją kokią sugročiau, negu skaityčiau teisę. Bet po to buvo užsibrėžtas mano tikslas – atsidaryti savo kavinę. Čia buvo mano svajonė. Tada pastebėjau, kad kiekvienas dalykas man įdeda kažkokių žinių ir tai man pasidarė labai įdomu. Ir tada tas pasiryžimas atsirado didelis. Ir tada viskas pasidarė daug paprasčiau. Ir tikrai pradėjo sektis. Tai vienasi turi turėti tikslą, žinoti, kuria kryptimi turizmo versle norite eiti, ką norite daryti ir tada kiekviena nauja informacija jums tik padės šitą tikslą pasiekti. Aš tą dalyką norėčiau papildyti. Iš tikrųjų, netgi atėjus į praktiką, reikėtų truputėlį daugiau iniciatyvos atėjus. Pasakyti, žinau, šitą aš tą puikiai išmokau, šitą žinau, norėčiau dar kažko, ką jūs man dar galite, žinokit, man labai patinka tas ir tas, aš ten nesu stiprus. Aš tiesiog iš šiųmetinės praktikos. Mūsų įmonė iš viso dirba 35 žmonės, šiemet mes turėjome 7 praktikantus. Tai yra pakankamai daug. Tai yra 20% žmonių pas mus buvo praktikantai.
ir labai aiškiai matosi, kur žmogus tikrai nori dirbti šitą darbą ir tiesiog stengiasi atlikti praktiką. Taip? Ir gera žinia ta, kad po praktikos mes 2 iš 7 pasiūlėme darbą savo įmonėje. Nepaisant to, kad vienas iš jų dar tik studijuos šiam kurse. Tai ir kitas žiūrovės Vilmos klausimas yra, kokios galimybės likti po atliktos praktikos įmonėje? Čia viskas yra priklauso tik nuo pačio praktikanto, kaip aš sakau. Jeigu jisai atėjęs į praktiką turės 2 tikslus, kurie yra patys blogiausi mano galvo, tai pasidaryti svarbiausia, kad praeiti ir pasibaigti greičiau tos mokslus, tai čia yra tikrai labai blogas, tada tikrai nebus žmogus priimtas, nes nesimatys noraščių. Ir antras dalykas - reikalauti tų pinigų. Aš galvoju, kad jaunas žmogus pradžiai turi parodyti, ką jis sugeba, kiek jis nori daug ko padaryti, to entuziazmo parodyti. Tada, kaip sakant, savaime tie pinigėliai ateis. Nebijoti dirbti už dyką, pat kaip aš pasakysiu. Ir pinigai nėra viskas. Viskas yra darbo turinys. Jeigu tu jį sugebi padaryti įdomų ir reikalingą darbdaviui, kiekvienas darbdavys pagalvos apie tave. Taip, ir norės ir kaip tik skatinti dar labiau, jeigu matys, kaip ir taip stengiasi. O iš praktikos, kursokų, ar ne, tai absolventų kitų, kokia dalis liko dirbti po praktikos? Ganėtinai nemaža. Iš tikrųjų, pas mus labai netgi skirtingose įmonėse, buvo panelės, kurios netgi oro uoste pasiliko tenai, atlikinėjo irgi praktiką, kiti su vizom, porą mergaičių, kiek žinau, tada iš kitos srities irgi mūsų studentų iš logistų irgi taipogi logistikos įmonėse. Iš tikrųjų, tai kiek aš žinau, kas stropiai stengiasi, jie, manau, nepameluos, kad visi ir netgi liko, tie, kurie iš tikrųjų nuoširdžiai. Taigi viskas priklauso nuo asmeninių gebėjimų, noro stengtis, parodyti savo visas gerasias pusės ir profesinės žinias, ir asmenės kompetencijas, tam, kad darbdavys pamatytų ir vertintų. Šiaip studijos duoda tikrai viską, kad keliai į karjerą būtų atviri. Viskas priklauso nuo pačio studento, tikrai. Paulius teiraujasi, mūsų žiūrovas pabaigęs studijas, norėčiau darbuotis užsienyje. Kokios įsidarbinimo perspektyvos užsienyje? Klausimą reikėtų sukonkretinti iš tikrųjų, ką jūs norėtumėt veikti užsienyje. Jeigu norėtumėt dirbti viešbutyje, atvarkyti kažką, tai turbūt kažko tai tokio labai papildomo nereikėtų apart darbštumo ir atsakingumo. Tačiau jeigu kalbėčiau iš kelionių agentūros pusės, tai šiaip reikėtų galvoti apie tarptautinius diplomus. Tai yra Tarptautinės oro vežėjų asociacijos diplomą, kuris yra tikrai nelengvai gaunamas ir kuriam nereikalinga įdėti darbo žinių ir patirties. Tai šis būtų kaip ir vienas iš tokių, kuris yra labiausiai vertinamas. Aišku, kalbų žinojimas visada atveria visus vartus. Taip, jeigu žmogus žino kalbą ir vis tiek diplomas yra tikrai nieko vertas, tai aš manau, perspektyvos tikrai yra. Ir iniciatyvumas, nes, pagalvokit, Lietuvoje jūs konkuruojate, kiek ten tų studentų baigia kiekvienais metais. Tos mūsų skaičiaus nežinau, tikrai daug, bet pasaulyje jūs konkuruojate, turbūt vilniuje skaičiaus. Kadangi ir Greičiūnų aukštosios vadybos mokyklos jis yra pripažintas Europos lygmeny ir tikrai gali vykti tas mobilumas ieškant darbo ir užsienyje. Mano klausimas būtų, kaip jūs galvojate, ar tas pasirengimas, tarkim, AVM ir kitam universitetiniam koledže Europoje, ar jisai būtų panašus, ar mes dar turim kur tobulėti? Aš noriu nedrįšiu sakyti, kad jums reikia tobulėti, nes iš tikrųjų pažįstu labai daug jaunų žmonių, kurie yra puikus, baigė jūsų studijas. Tačiau kaip kiekvienoje, aš matau, kad labai daug stažuočių yra studijų metu, kur gali žmonės tikrai tobulinti save. Tai labai raginčiau netgi stažuočių metu būti aktyviems ir ieškoti jau tada, jeigu jūs turite viziją, ką norite dirbti, nežinau, Švedijoje. Tai stažuotis metu ieškokite galimybės, ieškokite vasaros metu praktikos. Tai ieškokite visom galimybėm. Kitas dalykas, ieškant tarptautiškumo ir norint šitą tarptautinę rinką, nepamirškite nuvažiuoti į tarptautinės didžiausias parodas, prie kurių vyksta jaunų profesionalų dienos, kur žmonės turi tikrai susitikimus su tiekėjais iš tarptautinės rinkos. Taip pat teiraujasi mūsų žiūrovė Eglė, kas yra svarbiausia, ar turizmo dalykų žinojimas, ar tai kokios asmeninės savybės? Aš manau, tas ir tas yra dalinasi per pusę. Aš sakyčiau, asmeninės savybės yra svarbesnės, nes profesinės tu gali įgyti
arba šioje mokykloje, ar kitoje, ar galų gale pradėjęs dirbti, tai užims daugiau laiko, tai nesakysi, bet be tinkamų asmeninių savybių, jeigu tu turėsi žinių reikalingų, darbui patrauklus tikrai nelabai darysi. Bet studijų metu iš tikrųjų yra tobulinamos asmeninės savybės, taipogi turėdavau netgi tokią paskaitą, kaip mokytis mokymosi strategiją, kaip įgyti tas žinias, kaip tobulinti save, kaip mokytis, kaip skatinti tas pačias asmeninės savybės, begalės komunikacijos. Iš tikrųjų, vat kiek yra svarbi šitą mokymosi, mokytis kompetencija, ar ne, turizmo srityje. Ir kodėl jinai svarbi, į ką turi gilintis, kuo domėtis turi turizmo srities vadybininkas. Aš manau, kad turizmo srities vadybininkas turi domėtis viskuo. Visiškai teisi. Mano nuomonė yra tokia. Nes mes turizmas yra labai priklausomas nuo visų politinių įvykių, nuo to, kas vyksta, sakysim, gamtos stichijų visų ir nuo teisinių režimų visokių. Tai Kultūrinis būtent. kultūrinis visiškai svarbu. Tai yra iš tikrųjų turizmas arba turizmo vadybininko darbas, tai yra tas darbas, kurį tu dirbi 24 valandas ir mokaisi visą gyvenimą. Taip. Regionas. Čia tęsiant iš tikrųjų mūsų pokalbį ir mintis apie darbo perspektyvas užsienyje, mūsų žiūrovė teiravosi, ar AVM galima išvykti praktiką užsienyje. Šiuo atveju galiu atsakyti, kad tikrai taip. Yra vykdomos Erasmus mobilumo programos ir tikrai galite išvykti į Ispaniją. Mano dvi grupiokės, ar kitko, buvo Ispanijoje, labai patenkintas buvo, tikrai ir žinių nemažai sakė parsinešti. Aišku, kultūrinių vien kiek žmogus gali parsinešti iš kitos šalies. Taip ir kultūriniai skirtumai ir aišku ir savo paties, ir turbūt išėjimas iš komforto zonos ir asmeninių kompetencijų plėtimas. Kai nėra mamos šalia. Ir mamos nėra šalia, ir savarankiškumo, ir tiek aišku ir profesinių žinių, tiesiog palyginimas, nes kadangi praktika vyksta 2 kartus, tai yra 2. ir 3. kurse, ar ne, tai galima tiesiog vienais metais išvykti į užsienį, kitais metais praktiką atlikti Lietuvoje ir tada turėsit puikią progą palyginti, paimti geriausias patirtis tiek iš vienur, tiek iš kitur. Taip, kaip jūs matytumėt, kokius būdus, ar ne, vat, mes jau vieną kaip ir aptarėm šitą galimybę išvykti į užsienį ir tobulinti savo bendrasias kompetencijas, kokie dar būdai galėtų būti? Išvykti į užsienį? Ne, tiesiog bendrasias savo kompetencijas tobulinti, galbūt viešo kalbėjimo, tarkim, aš norėčiau dirbti turizmo srityje, bet gal nesu labai komunikabilus ar komunikabili. Kaip jūs siūlytumėt šitą mano gebėjimą? Gera žinia, kad yra taip, kad kiekvieną dieną būna naujų dalykų. Ir savęs tenka peržengti iš savo komforto zonos ir kažką daryti kiekvieną dieną naujai. Ir nėra tokio pat kliento, nėra tokios pat krypties, nėra tokios pat kelionės, viskas yra naujai. Tavo sugebėjimas koncentruoti informaciją ir sugebėti išsigryninti ją, tai yra esminis dalykas. Ir aš tik tokią vieną liniją matau. Bet tie žmonės, kurie turėjo labai gerus balus studijų metais, kažkaip jie tampa ir patys geriausi specialistai. Čia mano vienintelis toks pastebėjimas. Čia turbūt irgi atsakingumas, kruopštumas ir tikslo siekimas yra. O kokios dar atsiranda turizmo versle nišos, ar kaip čia pasakyti, tokios perspektyvos, pavyzdžiui, šitas senior tourist, ar ne, garbaus amžiaus arba seniorai turistai iš užsienio atvykę, ar ne, ir kokių tiek profesinių, tiek bendrųjų kompetencijų reikia norint šitoje srityje dirbti. Kaip jūs paminėjot, yra ir tie garbaus arba seniorai turistai, kaip mes visi vardinsime. Yra neįgalūs turistai, yra keliaujantys su mažais vaikais, yra lietuviškai galbūt nelabai gražiai skamba vienišiai keliautojai, ne? Solo travelers. Tai jie tokie, tai jie iš tikrųjų, kiekvienas klientas turi savo prioritetus, o jis siekia kelionėje. Jeigu žiūrint į seniorą turistą, taip, tai reikėtų labai atkreipti dėmesį, kad būtų kaip galima mažiau fizinio krūvio, sakykime. Tai nereikėtų lipti aukštai laiptais kažkur, tai kad žalos būtų puikus pateikimas, galbūt su low-costais arba su pigiom kompanijom nelabai siūlytis jiems skristi, nes reikia nueiti iki lėktuvo arba lėktuve ten reikia bėgti užsiti vietą, kad būtų viešbutis patogiau lokacijoje, kad nereikėtų papildomai poros kilometrų vaikščioti ir kad parekomenduoti tas veiklas destinacijoje, kurios būtų įveikiamos jam. Studijų metu mes netgi šitą mokėmės, kiek atsimenu. Iš tikrųjų. Tai
bagažas dalykinių žinių tikrai pakankamas, belieka turbūt profesinės, tas bendrasias kompetencijas kasdieną vis tobulinti, aišku, ir profesinės srity domėtis, gilintis. Turim žiūrovų klausimų, klausė be anglų kalbos, kokios dar kalbos yra reikalingos norint dirbti turizmo srityje specialistu. Žinok, anglų kalbos jau vienai užtenka. Anglų kalba tai yra must. Ir be jos nors visiškai nieko neatidėti negali. Pagrindinė kalba turizme yra anglų kalba, tačiau norint, vien dirbant Lietuvoje, mes turime tam tikras ir kitas kalbinės mažumas, kaip sakyti, tai yra ir rusakalbiai klientai, tai yra ir lenkų klientai, kurie nori būti aptarnaujami jų kalba. Tai šie tokie dalykai, kurie yra papildomi Lietuvoje, jeigu jaunas žmogus dar mokė rusų kalbą, o gal ir lenkų kalbą bendrauti reiškia, tai yra puiku. Kitas dalykas, tos kalbos reikalingos ne tik bendravimu, mes žinom, kad šiandien labai didelę dalį pardavimuose arba kelionėse užima socialinė medija. Sugebėjimas bendrauti tą kalbą socialinėje medijoje irgi yra labai reikalingas. Patys tiekėjai užsienio. Taip, bet ką pastebėjau, sakykime, vienas iš didžiausių Europos kelionių tiekėjų tai yra TUI. Su juo galima susišnekėti tik tai vokiškai. O jeigu jūs galvojate apie destinaciją klientam Prancūziją, tai ten tik tai prancūziškai yra. Ir aš tikrųjų, žinokit, kalbų, tai vien anglų kalbos Niekados nebus per mažai kalbų. Žinomas, per daug nebus taip. O anglų kalba tai yra? Čia vienareikšmiškai. Iš mano pusės, kaip buvusios studentės, tai be kokių kalbų aš visiškai negaliu apsieiti, tai anglų ir rusų. Vienareikšmiškai. Be jų, ta prasme, jau yra tikrai sudėtinga, nes rusakalbių yra labai daug, ne tik tai patys rusai atvažiuoja iš pavyzdžiui, pačio Tuniso atvažiuoja žmonės, kurie netgi būna, kad ten kalbas nemoka, bet moka rusiškai. Tai rusų kalba, aišku, vokiečių taipogi yra. Vokiečių yra tikrai didžiulis pliusas, verslo pagrindinė kalba, sakyčiau, yra tai. Taigi apibendrinimui, jeigu jau svarstote rinktis turizmo vadybininko profesiją, tai bent jau turėtumėt mokėti lietuvių, anglų ir rusų kalbas ir puiku, jeigu dar šalia šitų kalbų dar papildomų. Kaip vokiečių, prancūzų. Ta pati ispanų kalba, vis pasaulio kalba, ispanų kalba taip pat. Kalbos nepamaišys. Taip, taigi Julius klausia, kokios kompetencijos labiausiai reikalingos turizme? Čia apie profesinės kompetencijas klausimas ar apie asmeninės, nes labai daug įmantinėjau turbūt asmeninės. Asmeninių, tai gal daugiau profesinės, turbūt apžvelgim, ką visgi turėtų išmanyti ir ką būtina žinoti, kurios labiausiai reikalingos. Iš tų profesijų tai yra tiek istorinės, tiek geografinės, tiek politiniai, kaip sakyt, turėtų būti orientacija šitame. Geografija, aišku, yra labai svarbus dalykas. Istorinis dėl kultūrų visokiausių dalykų labai reikalingas. Bet aišku, šalia viso šito turi tai, ko reikia verslui. Tai yra ir teisinės pagrindas, ir apskaitos pagrindas turi būti, ir rinkodaros pagrindas, ir svetingumo. Šitie visi dalykai, jie yra visuma. Vieno kažkokio aš tikrai neišskirčiau. Taip, tai Miglė klausia mūsų žiūrovė, be kokios kompetencijos asmuo negali tapti turizmo vadybininku. Tai yra, kokia asmeninė kompetencija yra svarbiausia šioje srityje. Tiesiog žmogus, kad įsivertintų, ar ne? Aš manyčiau, kad vien mąstymas, kad aš jos neturiu ir negaliu įgyti, tai jau yra ribojimas. Jeigu tu žinai savo trūkumą, žinai, kaip jį ištaisyti, tai yra visas kelias į sėkmę. Aš galvoju, kad turėtų pagrindinis būti, kad geras požiūris į savo darbą. Jeigu žmogus turės gerą požiūrį, jisai mėgs savo darbą, tada jau ir viskas, kaip sakant. Sėkmė visų šnekti turi. O kaip su socialiniam kompetencijom, komunikavimas? Ar tai nėra viena iš svarbiausių kompetencijų? Kaip jūs galvojate? Matot, vieni žmonės jie yra gimę būti aktyviai socialiai, o kiti įgyja taip ir gyvenimą. Turizme tu privalai tiksliai. Aš galvoju, kad turėtų būti gal vienas iš tokių netgi svarbiausių lankstumas, kad pats darbuotojas neįsižeisti dėl kliento. Taip. Kaip sakant, neužsidėti taip rankų ir nenusisuktų. Galbūt šitas turėtų būti. Aš pažymėčiau gal sugebėjimas mokytis visą gyvenimą. Tai yra labai labai svarbu. Šiandien klientas tave įžeidė ar kažkaip tai. Tai jeigu pažiūrėtumės iš tos, o ko aš susinervinau, tai reikėtų išanalizuoti situaciją ir sugebėti iš jos, kad sekantį kartą tavęs taip nepaveiktų. Taip, tas pats lankstumas, kad galima būtų prisitaikyti prie bet kokio žmogaus. Ir kritikos nebijoti reikia, bet čia yra kaip ir kiekvienam darbe. Jeigu jūs esate puikus žmogus, mokate kalbų, mėgstate keliones, esate pasiryžę dirbti 24 valandas, visas profesinės įgūdžius galite gauti arba mokykloje, kas pageidautina labai yra,
Arba jau kreiptis į darbdavį, tai užtruks ilgiau. Žiūrovai taip pat terausi, man patinka marketingo dalykas, bet taip pat ir turizmas. Ką patartumėt? Tai žiūrovai patarčiau rinktis gretutinės turizmo ir svetingumo bei marketingo pardavimų programas. Rinktis turizmo ir svetingumo programą ir šalia jų gretutinę marketingo ir pardavimas. Tada šiuo atveju jūs įgysite dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Tai ir suderinsint abu jums patinkančius dalykus, tiek marketingą, tiek turizmą. Bet aš iš savo pusės, kaip galėčiau pasakyti kaip studentas, tai netgi pasirinkus, jeigu nėra galimybės rinktis 2 studijas, pasirinkus turizmą, vienareikšmiškai marketingo gausi labai daug. Nes buvo, net nebepasakysiu, kiek paskaitų marketingo skirtingų dalykų turėjom, tai gal kokius 4, nežinau, bet tikrai dėl marketingo srities tai labai pati dabar džiaugiuosi, nes man tai yra labai reikalinga, atidarant naują kavinę, tai nežinant marketingo pačių pradmenų netgi, tai jau būtų sudėtinga pakalbėti apie tolesnį. Marketingas tada reikalingas. Ar tu dirbi kelionių konsultantu, ar tu viešbutėje, tu kiekvieną dieną darai marketingą. Taip. O jeigu tu esi stiprus tame, tai kiekviena įmonė reikalingas geras marketingo specialistas su turizmo background. Taip. Nes šiaip tais marketingo pagrindai buvo stiprus šis suteikti. Nes dabar žiūrint iš savo pusės, mano požiūris apskritai į įmonės vidų visiškai yra pasikeitęs, kaip prieš tai aš ateinu studijuoti, žiūrėjau, kaip viskas vyksta apie tas reklamas, aš apskritai matydavau jos mane nebuvodavau. Dabar man jos yra įdomios ir aš galvoju, kaip jie ką čia analizė, iškart vyksta analizės. Kaip galėčiau pritraukti tą jų reklamą, pakeisti, kažką pritaikyti. Kaip jau minėjau, kadangi esam taikomųjų mokslo aukštojo mokslo institucija, tai reaguojam. Žydrė paminėjo, ar ne, kad trūksta marketingo žinių, tai natūraliai šitos dalykinės žinios atsiranda ir mūsų studijų programoje, tai ne veltui pasirinkus turizmo svetingumo programą yra skiriama dėmesio ir šitom žiniom, kad baigęs studijas specialistas būtų tikrai kompetentingas ir konkurencingas turizmo verslo srityje. Kągi, noriu padėkoti visiems prisijungusiems prie mūsų šiandienos laidos, dalyvavusiems diskusijoje, uždavusius klausimus mūsų pašnekovėms, buvo labai įdomus pokalbis. Noriu tiesiog priminti, kas neturėjo galimybės dalyvauti tiesioginiai transliacijai, tai kviečiu peržiūrėti laidos įrašą avm.lt svetainėje. Taip pat noriu pakviesti prisijungti prie mūsų kitų tiesioginių transliacijų. Jau šiandien 1 valandą kalbėsim apie tai, ko reikia, kad taptumėt logistikos vadybininku. Rytoj kalbėsim 11 valandą apie teisę ir verslą, kaip jie susiję, kokia yra teisininko profesija ir perspektyvos. Bei 1 valandą rytoj kalbėsime apie buhalterinę apskaitą. Tad labai mielai kviečiu visus prisijungti. Iki kitų susitikimų. Geros dienos.